Sveiki kino kūrėjai ir tie, kurie tiesiog myli kiną, su jumis ir vėl Kino gidas. Iš jaukios kino teatrų aplinkos šį kartą kviečiu jūs į statybų aikštelę, kur ateityje gims ne kas kitas, o lietuviškas kinas. Aš kalbu apie Vilniaus kino klasterį, kino bendruomenės susivienijimo kuriamą modernų filmavimo paviljoną su specialia, pačia naujausia filmavimo įranga. Apie šį unikalų projektą mums plačiau papasakos Vilniaus kino klasterio generalinis direktorius Aidas Akcionaitis. Vilniaus kino klasteris susikūrė 2011 metais ir 8 aktyvios įmonės dirbančios kino reklamos konstrukcijų, dekoracijų srityje sukūrė šitą organizaciją. Ir gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, jie sugalvojo, kad Lietuvai trūksta rimtos, geros audiovizualinės laboratorijos. Ir šitą audiovizualinę laboratoriją susideda iš 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra šis kino paviljonas, kuriame mes dabar esame. Ir antroji dalis yra nukreipta daugiau į reklamos sritį, tai yra į produktinių filmavimų laboratoriją. Baltijos šalyse nėra studijos, kuri turėtų visą reikalingą techniką atlikti produktinę filmavimą, dėl to iki šiol būdavo tiek Lietuvoje, tiek visur kitur aplinkui kaiminėse šalyse nuomojama įranga iš švedų, iš vokiečių, tačiau niekas tuo rimtai neužsiimdavo. Tuo pačiu ir trūksta specialistų, kuriuos reikia išsiauginti čia Lietuvoje, norint rimtai konkuruoti Europoje. Produktinis filmavimas yra nukreiptas išskirtinai į išorę, tai yra daugiausiai Europos rinka, dėl to, kad Lietuvoje yra labai jau ta maža mūsų rinka ir joje per mažai daroma tokių klipų tam, kad galėtų sėkmingai gyvuoti produktinių filmavimo studija. Visas projektas yra vykdomas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų programą. Tai yra, kad mes gauname dotaciją iš Europos Sąjungos. Ir be šių lėšų tikrai nebūtų nei šio paviljono, nei audiovizualinės laboratorijos, nes tiesiog nepajėgi Lietuva išlaikyti ir statyti tokių statinių. Šis paviljonas pirmiausia išsiskiria savo dydžiu. Nėra daugiau Pabaltyje tokio dydžio paviljono ir tuo pačiu bus didžiausias irgi žaliasis ekranas vadinamas, kurio plotas bemaž 400 kvadratinių metrų, o pačio paviljono plotas yra virš 1000 kvadratinių metrų. Taip pat bus labai patogu bus tai, kad pirmiausia visą servisą mes teiksime vienoje vietoje ir visiems atsiras vietos įsikurti tom įmonėm, kurias tiek servisą. Aš kalbu, jeigu kalba eina apie maitinimą, tai bus padaryta virtuvė, bus padaryta kavinė, kur grinai galės žmonės tenais ilsėtis, pavalgyti. Jeigu kalba eina apie filmavimus ilgus kino, tai yra atskiros bus grimerinės, dušai, tam, kad būtų patogu, kad nereikėtų kažkur tai vagonėliuose to atlikinėti. Taip pat bus laisvų plotų įsikurti rezidentam, postprodukcijai, kad iš karto viskas būtų vienoje vietoje ir nereikėtų važinėti ir vienoje vietoje vieną dalyką daryti, kitoje kitą dalyką daryti. Vilniaus kino klasterio veikla taip pat yra susijusi su inovacijom. Tai nėra vien tik tai rangos darbai ir technikos pirkimas, bet taip pat apskritai klasterizacijos idėja yra nukreipta į inovacijas. Dėl to mes turime labai gerų idėjų pasauliniu mastu sukurti tam tikrų produktų, kuriuos galėtume patentuoti ir pardavinėti visam pasauliui. Ir tos idėjos yra gyvos ir mūsų vieni iš partnerių yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kurie mielai prisidės ir jau padeda
mums kurti kol kas tik popieriuje, bet vėliau pamatysime ir realius, inovatyvius produktus. Ir aš tikiuosi, tai bus neužilgo, nes dabar mes susikoncentravę labai į šitą projektą esame, pabaigsime šį projektą gale metų ir tada pradėsime vystyti naujus. Kadangi tai naujas etapas yra šitą paviljoną, mes tikrai sieksime statyti dar vieną paviljoną ir dar vieną, bet tuo pačiu paraleliai vystysime inovatyvius projektus. Šis paviljonas, aš manau, žymės naują kino etapo Lietuvoje atsiradimą, nes, kiek žinome, sena kino studija buvo sunaikinta, vėliau buvo bandymų įsikurti kitų studijų, tačiau dabar šiuo metu mes neturime rimto konkurencingo mūsų bent jau kaiminių šalių mastų paviljono kino, todėl šitas žiburys, aš manau, bus naujo pradžia ir aš labai tikiuosi, kad mes nesustosime ties vienu paviljonu ir pastatysime didelį miestą, vien tik skirtą kinui ir reklamai. O kino industrijos žmonės, mielai kviečiame į atidarymą, sekite naujienas www.filmcluster.eu ir sužinosite, kada mes čia darysim tą atidarymą ir iš arčiau pamatysite ir prisiliesite prie šito paviljono. Šiandien vasario 13 dieną Sostinės kino teatre Pasaka vyks rašytojos Monikos Budinaitės romano Knyga ištrintų skyriumi pristatymas. Knygą autorė pristatys neįprastai, pasitelkdama kino kalbą. Specialiai šiai progai buvo sukurtas trumpametražis filmas pavadinimu Skriptum. Toks knygų pristatymas Lietuvoje kol kas yra retenybė, tad apie šią literatūros ir kino sintezę papasakos pati rašytoja. Pati labai mėgstu kiną ir gal daugelis iš tikrųjų paprieštarautų, bet man labai dažnai būna filmas įdomesnis negu knyga. Ir aš pati rašydama, kurdama literatūrinį kūrinį, aš iš tikrųjų pasitelkiu vaizdu savo galvoj. Ir labai norėjau perteikti žiūrovui tą. Ir sugalvojau, kad būtų labai įdomu ekranizuoti keletą vietų, kurios man labiausiai galbūt pasirodė tinkamos didžiajam ekranui. Ir su maža komanda sukūrėm trumpą tokį filmuką. O būtent šios scenos man buvo pačiai, nežinau, kaip labai ryškios, ekspresyvios, dinamiškos, nežinau, bėgimas merginos miške, susitikimas su vilku. Ir mirties scena, iš tikrųjų, labai svarbi knygoje. Pati svarbiausia, nes knyga ir sukasi apie mirtį, apie netektį. Tai tikriausiai jos buvo tos vietos svarbios knygoje ir aš norėjau jas parodyti, kad sudominti skaitytoją. Tai yra pirmasis mano bandymas kalbėti vaizdais, viešai, nes tą darau nuolat, kurdama visada pasitelkiu vaizduotę ir vaizdais. Ir labai norėjau perteikti skaitytojui tai, ką aš mačiau kurdama, rašydama savo romaną. Ir noriu, kad kuo daugiau žmonių pamatytų iš tikrųjų, kaip yra mano vaizdinė visa medžiaga galvoje, išdėliota mano knygoje. Ir visi norintys galės išvysti šį trumpametražį filmą knygų mugėje. Šiandien tiek, ačiū Jums už Jūsų dėmesį, iki kito ketvirtadienio.